Surašyti pareigūnos atstovės iš jūs priims. O, tada tai dabar. Ir dabar ten apie veiksmus pasakojus ir kokių... Aš paprasčiausiai užėjau, jos labai, iš karto šoko, nes jos įstinė. Aš sakau, aš maniau, jo, tai jie taip ir pasakė, jie ten šoko, visi krūvoje, kalė, kiaulė, nešvaizdys. Jeigu jūs matot, kad Alio ateik į apačią. Žmonių. Ateik į apačią, nieko, nereikės į šoną, arba sakyk, širmunis ateik. Neįteisnis, kokia tik reiškinių, bet yra daug žmonių. Patom. Gerai. Tai dabar žinokit, jūs parašėt, viskas aišku, bet kokių priemonių tikitės pagal savo pareiškimą? Ko jūs tikitės parašėt, padėt pareigūnus, kurie išduos pažymę apie priimtą pareiškimą, bet ko jūs tikitės? Nes jūs kišatės ten į... Ne, aš paprasčiausiai parašiau pareiškimą, aš fiksavau tą dalyką, ten jau nežinau, pareigūnai... Ne, tai užfiksavo, bet jūs dabar spėt apie už melagingą ten parodymų teikimą, tiek už melagingais, ne, tai viskas gerai, čia formalumus, bet jūs besikreipimą šio pareiškimų į policijos įstaigą tam tikrų tikitės veiksmų. Taip, aš norėčiau, kad tie asmenys būtų, tos moteris, kurios ten dirba, nes man nepasveikti. Man reikia užsiregistruoti. 3. Pas ką? 5, VPK 5. Pas kokį pareigūną? Stonienė. Stonienė. Stonienė? Kur paskambins? Pas Stonienė. Čia aš. Klausau jūsų. Ai, tai man registruotis reikia iki 3. Ateikit. Man registruotis reikia. Tai jūs pas mane nesiregistruojate, aš kaip žinau. Tai taip. O tai ką aš jūs reikalinga? Tai manęs paklausė, tai aš atsakiau, aš čia nežinau, visis tokia tvarka. Tai jūs registruojatės pas budėti? O tiesa, man prokuroro buvo atsakymą, kad čia kai atsiunčiau nuotraukas ir vaizdo įrašai yra, kad mūsų virtuvėje geležinė yra rėmai, o pa žmona yra... Iš prokuroro gavote atsakymą? Gavau. Tai kad čia... Aš dėl prokuroro jums nieko nekomentuosiu. Tai gerai, bet yra policija turėjo padaryti tyrimą. Tai kitaip tariant, kad vidinės rankų žasto kraujospūdžio pilvas įmanomas tik tai nuo sėdus prabraukus per rėmus. Aš dabar nežinau, apie kokius įvykius kalbate. Apie savo asmeninę. Tai aš atsiųsiu jums tą informaciją su prašymu ištirti, nes Žilinskė nieko nedarė, o aš jau kiek čia 11 mėnesių ikiteisminio tyrimo. Jūsų medžiagėlėje buvo priimtas procesinis sprendimas, antrą kartą jis nebus priimtas. Tai reiškia, aš žmogus be teisų, o jūs nedarote tokių tyrimų ir tada viskas. Tai dabar pateisit, jūs man inkriminavote vidinio žasto kraujosruvas, nuo kieto buko daikto, o neva pagal liudijimus, kad aš mušiau žmoną. Tai kaip dabar nelogiškas kraujosruvas nuo smūgių. Mes dabar apie ikiteisminio tyrimo proceso veiksmus. Jūs man biurokratiją kalbat, o pas mane jau 11, jau greit bus metais ikiteisminio tyrimo. Gerai, tai aš jau 1 metus ikiteisminio tyrimo, be kaltinimo. Pas jūs tai jums tai normalu yra, ne? Tai aš jam užduodu, aš jau ten jau rašinėjau ten. Tai va, tai lygiai taip, vienas, aš netgi raudau įrašus, kad aš jums lavonas turėčiau būti. Tiesiog žodžio prasme, medicinėse. Jūs norite kažkokį prašymą byloje išsiaiškinimą? Tai šitą aš jau pačiai padarė, šitą biurokratiją, aš jau garso įrašus pateikęs, vaizdo įrašus pateikęs. Ir niekam neįdomu. Aš vis kompetencija nepatenkintas. Ir policijos, ir prokurorų. Tai aš skundžiau irgi. Tam tikrais atvejais teismui. Tai va, tai liko tik teismas. Yra teisinis tam tikros procedūros. Liko teismas. Taip, bet aš manau nenormalu, kad 11 mėnesių ikiteisminio tyrimo. Be jokių kaltinimų, be nieko. Kai kurie ikiteisminiai tyrimai metais tęsiasi. Ir ką, dėl kraujosruvų paliudijimų žmonos namuose, ne? Per skyrybas. Gal tam tikrus klausimus užduos prokurorai? Gal ten vilkina prokuroras? Tai ką, aš jau viską padaręs.
jūsų priklauso, jūs vienas teisų neturi. O man reikia užsiregistruoti. Jo, aš parašiau vis dėlto skundimo, tą pareiškimą, nes stiprinau. Esu agresyviai elgtis, kad ten žodžiais jau dar. Man reikia užsiregistruoti iki 3 čia kompiuterį. Kompiuterį turit? Nu, kompiuterį, VPK 5. Atsižymėt norit? Taip. Čia ne ką? Kur jūs gyvenat? Ką? Kur jūs gyvenat? Aš dabar Pilaitėje gyvenu Vidūno gatvės 19. Žinai, kad atsižymėt kompiuterį? Aš nežinau, kviesti ten policijos komisariatų, jie žymė. Jie ne šito žymė, jie žymė prevencinės veiklos valdymus policijai. Jūs kardomoji priemonė, registracija... Jo, aš 11 mėnesių kardomą priemonę turiu. Ne. Važinėjau lygiai gyvenimą ką veikti. Priemonės jums reikia kreiptis į prokurorą. Aš jau seniai viską dariau, prokuroras jau kaip ir pilietinės teisės turiu, bet kai gintis, tai teismas negaliu. Ar ginčijot, nes tam tikrų prokurorų... Viską ginčiau, dabar tik tai teismas liko Teismai jūs nepalaiko, atmetu jūsų skundus. O tai kas man iš to, tai realus gyvenimas, tai aš esu žmogus. Manau, tas teisinės procedūros man aš tiesą sakant, Bet įstatymai. tiesą sakant, jeigu išgalvoti yra nusikaltimai, tai yra neteisėti pareigūnai ir teismų veiksmai. Yra Europos žmogaus teisų teismai. Ką, jūs šitą minėtai, skūskite, prašau, čia. Tai- Tik Europos žmogaus teisų teismų galite skūsti tik tais atvejais, jeigu išnaudotos Taip. Nu tai va, arba nebūtinai atveju, jeigu gali sutrikdyti sveikatą savo veiksmais. Būtent jūs. O jau įrašai yra apie ir neteisėtų pareigūnų veiksmus. Kaip vystėsi toliau tie įvykiai? Jūs prašom, nesudėkime, nesudėkime prieš jūs ten moterį. Čia tie žmogus vienas atsižymėt VPK 5 komisariatus. Sėskit, tada.